Nu tai zdarovo bachūrai, jau tikiuosi paskutinę laidelę. Galbūt čia virinimo, tai parodys dabar, ką dar man reikia pasidaryti. Ir, tikriausiai gal net pradėsiu prasukinėti, nes jį turiu, kad tikrai atsibostų žiūrėti tą patį pjaustį virinį. Aš jau čia kokią valandą laiko dabar galvoju, kaip šita dalis turi eiti ir niekaip nesugalvoju, ar čia bus gerai ar negerai, nes realiai pagal šitą apatinę liniją paskui turi man sueiti ir slengstis ir dar duris. Dabar, kadangi nėra šoninių durų, net nelabai turiu kaip pasimatuoti, tai žodžiu sugalvojau, kad darau. Kaip gausis taip, bet gal viskas bus gerai. Šiaip įsipjovau viską gan lygiai, o kaip gausis, parodysiu. Nėra čia ką galvot, bandom klijuot. Kaip ir kažkas gavos. Įsivirinau tarką plius minus. Aišku, čia tikrai nebus jinai idealiai, bet dabar tokią mintį susukau, kad paslėp daugumą defektų. Tiesiog raptorium. Ar ten kažkuom reikės iki šito kanto nusidažyti. Ir bus ramios bitės. Tai va. O jeigu netyčia kažkas virinat ir norit prisidėti prie projektukų ir apvirin man tarką, kad jinai čia plius minus normaliai būtų, tai parašykit. Su mielu noru leisiu. Galėsit pavirinti. Nes jau po šitos arkos tai nebenoriu virinti. Bent jau tokių kėbulo dalių iš ruošinių, nes tikrai yra sunku. Reikia plius minus bent jau kažką žinoti, o kai pirmą kartą tai pasitaikė ir klaidų.
Ir jeigu kam įdomu, čia matavom, pjovėm kokias 2-3 valandas, tai minimum tą vieną arką. Tai jo laiko užtrunka kaip nemoki, bet čia viskas kaip ir neblogai. Tai visiems gerų naujų metų ir susimatysim kažkada vėliau. Nepatikėsit, vakar aš ten jau starką biškį palūžau. Vien dėl to, kad labai ilgai aš ten užtrukau, kokias 2-3 valandas, čia kaip minimum. Tai žodžiu, įkėliau video į TikToką, sakau, gal netyčia yra koks geras žmogus ir nori man tą arką užvyrin bent jau. Bum, parašo vienas, Ramučiuose gyvena. Sako, jo, galiu. Tai susitarėm 10 valandą ryto, kad jisai atvažiuos. Šiandien jau kai yra naujų metų diena, tai vakare visi tūsins naktį. Tai ką, važiuoju dar iki Firanto, reikia nupirkti hermetiko. Ir jo, važiuosiu į garažą, lauksiu žmogaus. Tai pakol jisai man ten užvirins tą arką, man dar būtų labai gerai pasidaryta priekinė slengsti. Nes to slengščio irgi vakar nebaigiau. Bet vien tik dėl to, nes neturėjau hermetiko. Nes man reikia iš vidaus siūlės prastepti. Tai šitokie reikaliukai. Pažiūrėsim, kai virina. Bet įtariu, kad gerai virins, nes irgi savo kempą net atsiveš ir panašiai. Tai manau, viskas bus labai gerai. Nu, tai kaip matot, jovalą vakar čia gerą palikau. Tai aptvarkysiu, nes, kaip sakau, atvažiuoja žmogus pavirint. Tai nenoriu, kad čia galvotų, kad aš čia chamas koks. Tai sutvarkysiu bent jau jam darbo vietą, kad čia jisai prie tos arkos padarys. Nu ir šiaip, aišku, įdomu bus pasižiūrėti, kaip jisai virina, ant kokių nustatymų, nes daug kas čia sako, nemoki virint, pažiūrėk savo taškus ir panašiai, bet turit suprast, kad kempas senas, labai mažai nustatymų, realiai, va, pirmas, antras jau degina, o ant pirmo kažkaip prastai virina. Tai irgi, aš jį turiu daug kas nuo įrangos priklauso, aišku ir aš nemoku, bet nu, visko nesuveršiu ant savęs. Va, žodžiu, atvažiuoja žmogelis, pasižiūrėsim, kaip reikia virint. Pabandysiu pafilmuoti, jeigu jisai norės. Gal nebus labai drovus. Man reikėtų šitas siūlės iš vidaus apsitepti. Visas įmanomas, kuo geriau apsitepsiu, tuo mažiau drėgmės ten pateks. Ir čia lygiai taip pat į vidų eis hermetikas, nes čia, kaip matau, kaip tas naujas ruošinys, lieka tarpelis. Bet užmesiu hermetiko, čia nieko nesimatys. Tai gal dar pradžiai apsišveisiu tas, nes jau tokios papuvusios atrodo ir kaip tik nuimsiu dar seną sluoksnį kažkokį, kad būtų viskas švaru, gražu. I said, what? She said, yeah. I said, no.